Labas, brangi. Šiandien apie neišvengiamą pokytį, per kurį galbūt dabar keliauji savo gyvenime. Kai esi ta jautri, jausminga moteris, norinti mylėti, būti mylima, atsipalaiduoti savo kūne, jausti malonumą, pasimėgavimą ir tą tikrą gilų ryšį su savimi, su savo esme, atsipalaiduoti tame. Ir jauti, kad vyksta kažkoks virsmas, gilus virsmas tavyje. Jau jauti, kad nebesi ta, kuri buvai, ta, kuri buvai susimažinusi arba ta, kuri buvai susireikšminusi. Supranti, kad tie būdai, kuriais veikiai, kuriuose buvai santykėje su savim, su savo mylimų vyru ar vyrais praeitį, kitais žmonėmis tavo gyvenime, jauti, kad tai nebeveikia. Tai nedavė tau, nejauti pilnatvės, nejauti išsipildymo, nejauti savyje. To pilnumo, atsipalaidavimo, įtampos, susivaržymai, susimažinimas arba po to, kai gelbėjai save, galbūt į tą išgelbėti, nes paimti viską į savo rankas ir aš pati ne visą padaryti. Ir jauti, kad keliauji į tą save susirasti jau kai ką apčiapi, tačiau dar ne iki galo ir jautiesi taip nelabai stabiliai šitame pokyčio mete laike, šiame pokyčio laike. Tai kviečiu akimirką prieš keliaujant į tai, kaip per šitą pokytį, tu kaip moteris per savo moteriškumo transformaciją, eidama keitiesi, persikeiti ir kaip tau per jį pereiti neharmoningai. Noriu pirmiausia pasakyti, kad su tuo praeities laiku, su kuriuo dabar atsisveikinime, kur kalbame, kad jau nebesu tokia, bet buvau ir bet nebenoriu. Tai su tuo laiku, kokia tu buvai geriausia, kokia tuo metu galėjai. Tai nėra tai, kad dabar turėtum save kaltinti, žeminti ar kažkaip tai. Tu tuo metu buvai geriausia, kokia galėjai būti tuo metu. Ir kažkas tave žadino, budino, kažką tu matei tokio, kas tave pakvietė į šitą pokytį, per kurį tu eini, randi save. Ir tas praėjęs laikas nereiškia, kad buvo blogas laikas. Tai nereiškia, kad tu buvai bloga ar kažkas netinkama su tavimi. Tame laike tas laikas buvo toks, koks buvo, su visom pamokom, kurias tu gavai, kad dabar būtum tokia, kokia esi, kad gautum impulsą, kad galėtum keliauti į transformaciją. Dėl to visos tos situacijos, kurios buvo nemalonios, sudėtingos, galbūt džiaugsmingos, bet jos baigėsi ir pereini į kitą etapą. Tai tiesiog yra perėjimas, transformacijos laikas. Ir dabar prieš keliaudama taip, kaip galėtum save paremti šitame virsmo, transformacijos, pokyčio laike, kviečiu sugrįžti prie asociacijos su gamta. Iš tikrųjų, gamta man pačiai yra labai didelė mokytoja. Natūralumo, tikrumo, dieviškumo visame kame, bet ir labai konkrečių praktiškų dalykų, ne kaip gamta yra labai praktiškai, viskas vyksta tiesiogiai, matomai, ne, ir va ta gyvybinė galia, gyvybinė jėga pasireiškia per gamtą, augalus, ne, gyvūnus, per metų laikus, tai ką mes galim realiai matyti, paliesti, išgirsti, apčiuopti, užuosti ir jausti dar kažką, tai labai labai tokio. Tai dabar Lietuvoje mes išgyvenam pavasarį, kuris yra permainingas laikas. Tai permainingas laikas, tai reiškia, turėjom čia dienų, kur jau viskas, nusimetėm žieminės striukes, pavasarinės net nusimetėm, pražydo žibuoklės, pražydo kiti žiediniai, lapeliai medžių pumpurai išsprogo, tokie lapeliai, kas turit kiemus prie namų, tai dar daugiau viskas sužaliavo. Ir po to turėjom vėjus, šaltus, ledinius, nors dangus žydras, giedras, saulė šviečia, jeigu namie atrodo, wow, kaip šilta, tačiau laukia ledinis vėjas. Debesų kovas yra tamsių juodų, nenešančių dar sniegą.
ar liūtį ir po to lengvų debesėlių. Ir kai turėjom tų dienų šiltų, turėjom šaltų, po to vėl tokių sniegučių, šaltukų, ledukų ir vėl šiltų. Ir tos paukščių giesmės. Tai yra, turim labai tokią kontrastingą laiką. Ir šitas laikas, pavasario virsmas gamtoje, tegul būna tau kaip vedlys, kuris padeda kaip praeiti per pokytį. Dabar truputį konkrečiau sukonkretinsiu. Taip, žibutės išdygo, ypač kėlė savo galveles tarp pernykščių lapų. Na, nebent auga kieme, kur nugriebti lapai, tai tada iš tos pernykštės žolės. Bet kokiu atveju. Ir bunda tai, kas yra naujo. Iš aurosomos prizmės dar mes turim, tai yra tas pirmieji tie žiedai, yra snieguolis arba žibuoklis, tai yra balta ir violetinė, tai yra susijęs su gilia transformacija. Tai kiekvienas pokytis ir virsmas, kuris vyksta, tai yra iš požemio gyvybė keliasi į viršų. Lygiai taip pat tavyje, kai tu patyrei praėjusius metus, praėjusį sezoną. Metus tai galbūt tai čia bet kokio ilgumo laikas gali būti, trumpumo ar ilgumo. Tai yra ta etapa, kuris baiginėjasi, tai yra tarsi pernykščiai. Kaip tie pernykščiai lapai, tarp kuriuo žibutės iškelia galvas, kur pirmieji pumpurėliai skleidžiasi, yra dar daug sausų sudžiūvusių nuo tų pernykščių. Tai jie nebuvo blogi kažkokie, tai ne. Kai kurie gal buvo kažkas tai nutikė jam, bet didžioji dauguma yra viskas gerai, tai yra tiesiog praėjęs etapas, praėjęs laikas, yra paleidimas. Ir tarpe tame dygsta nenaujas transformacijos laikėšte, dygsta daigai, tos naujos savasties, kuri šio pavasario, šių metų laiko nėra dalykai, tai taip pat ir tavo gyvenime. Ir kai tu eini per pokytį, gali būti toks jausmas, kad taigi aš jau buvo šilta ta diena, nes saulėta, tos jau žiedai išdygo, jau žiedai apsidėdus jau sakiau, ir paukščių giesmės girdis, ir saulės, ir jau tu šilumos buvo, ir vėl čia sniegas, ir vėl šaltas vėjas, ir kur ta šiluma, ir mes tai tarsi ilgėdamosis to šilto pavasario nekeliavom. Tačiau su pavasariu yra paprasčiau, tai yra, mes žinom, kad tas pavasarinis laikas Lietuvoje, jisai yra permainingas. Ir mes tą žinom, mums gali nepatikti, gali patikti, vienus labiau grožimės, kitos mažiau, bet jisai tą ir duoda, kad yra permaina. Ir mes dėl pavasario, nors ir norim šilto oro, mes neperginam, kad vėl atėjo šaltas oras, neperginam, kad žibutės dygsta tarp pernykščių lapų. Tačiau, kai mes išgyvenam savo vidinį kažkokį pokytį ir mes dar tik vos matom tuos mažus žiedelius, net reikia pastabumo, kad pamatyti tą pokytį, per kurį tu eini. Ir čia pat yra dar tie rudi pernykščiai lapai, tai reiškia seni kažkokie įpročiai, seni dalykai, kurie vis pasirodo ir pasirodo, pasirodo ir pasirodo. Ir čia vėl tas šaltukas. Ir tuo metu, netgi sunku atrodo, kad tai kurgi tas esminis prasiveržimas, kur vyks. Ir kai žiūrim pavasarį gamtoje, mes žinom, kad jis vyks. Yra gilus vidinis žinojimas, kad po kiekvienos žiemos ateina pavasaris. Gali būti greitesnis, gali būti lėtesnis, bet jis vis tiek yra permainingas ir jis vis tiek ateina. Tai va tas permainingumas, kuomet eini per pokyčius, yra natūrali dalis. Kai tu matai dar ir senų savo dalykų, per kuriuos eini. Ir tuo mačiu jau kelia mažytės galveles tie nauji tavo savasties ir tą pojūtį duoda, kaip paukščiai miške. Miškas dar be lapų, bet tie garsai leidžia suprasti, kad tai nėra lapkritis, o kad tai yra balandis ar kovas, balandis, pavasaris, tie garsai paukščių. Lygiai taip pat irgi jauti, kad į kažką tai naujo eini, bet tačiau matai ir dar kitų dalykų.
Tai va šitoj vietoj labai svarbu save palaikyti tuo giliu žinojimu, kad jeigu tu eini ten, kur tu eini, tu ten ir nueisi. Tai yra įsipareigojimas. Taip kaip pavasaris, ne? Eina ir ateina. Ir va dabar jau yra ten, kur, ne, kur laukinės žolės, ne, tai yra labiau matosi vis dar rudas, bet po tom rudom yra žalios jau. Ir čia labai nedaug trūko, kad žalia toj bus daugiau negu ta ruda, negu ta sudžiūvusi pernykštė žolė. Lygiai taip pat ir per tą pokytį, kai einam, yra dar sena ir jau veržiasi naujo. Ir pavasario tada impulsą gavę, tiesiog akimirksniu pamatysi, kai viskas greit sužaliuoja. Lygiai taip pat ir tavo pokytį yra tas momentas pagreičio, kur ir tada jau įvyksta esminis pokytis. Bet aš žinau ir suprantu, kaip yra nelengva pereiti tą laiką, kai jau nebesu tokia, tai jau tie pernai metai, bet nesu dar nesulaukiau to žydėjimo, kurio labai laukiu ir labai kviečiu savo gyvenimą. Ir va šitą laiką labai reikia gilaus pasitikėjimo, gilaus vidinio savęs vedimo. Kaip gali čia savo padėti? Tai iš gamtos mes žinom ką. Kodėl vyksta visa tai? Dėl to, kad saulė šildo savo spinduliais, vis iššildo žemę ir iššildo ir ta šiluma, iš tos šiltos žemės, iš po žemos išnyra gyvybė. Kas ta saulė gali būti tavo gyvenime? Kas yra saulė tavo gyvenime? Tai yra, kai saulė šviesa, tai yra šiluma ir yra šviesa. Tai šitų dviejų dalykų labai svarbu nuolat duoti. Ir kai tu žinai, kad tu duodi šilumos ir šviesos, tuoj paaiškinsiu, kas tai yra, tam procesui, per kurį tu eini, save randi, tu įgyji tą vidinį žinojimą, taip kaip kad gamtoje žinai, kad ateis pavasaris ir nesupyksti, kad vėl pasnigo ne šį rytą, o gal netgi tokia atokvėpį davė, ne, tas sniegas pasirodęs. Tai saulės šviesa ir saulės šiluma šildo žemę ir pažadina, pabudina sėklas, augalus ir visą gyvybę slypinčią tenai. Mūsų atveju, ne, kai mes keliavom, kas yra šviesa ir šiluma, labai daug įvairių pavidalų gali būti. Tai keletą tokių paminėsiu, ką gali dėlioti, tai yra dėmesys. Tai yra dėmesys, tu savo dėmesiu, ten kur dėmesys, ten teka energija. Savo dėmesiu tam sričiui fokusą yra, kad išlaikai tai spindulius, savo dėmesio spindulius duodi tai savo gyvenimo sričiai, tam pokyčiui, kurį nori pereiti santykiuose, santykiai su savimi, savo kūnu, savo mylimuoju, duodi tai šildo ir keliauja. Tai dėmesys, fokusas ir ką šiluma, kuri yra gimsta, kurią mes šilumą gimdom, tai yra jinai gimsta iš, kaip mes galim savyje šilumą pagimdyti, ne? Kaip jinai gimsta? Per judesį. Kai mūsų šalti delnai, mes patrinam vieną į kitą. Seniau ne ugnį kurdavo, trindavo, tai yra per tą veiksmą. Tai yra per veiksmą, darymą tam tikrų žingsnių, įsijungia tada šitas šilumos momentas. Ir kai aš dabar kalbu, aš suprantu, kad tai yra iš tiesų, jeigu kalbant apie principus, ne apie vyrą ir moterį kaip žmonės ar lytis, bet apie principus moteriškumo, vyriškumo, tai yra vyriškumo principas, kuris fokusuoja ir kuris imasi veiksmo. Tokiu būdu mes, panaudodamos savo vyrišką principą savo prigimtyje, sukuriam tą erdvę būti pasitikėjime ir tikėjime, kuris yra moteriškas principas, ne savo pokytyje, per kurį tu eini. Tai įtraukti dėmesį, fokusą, kad tai, kas man yra svarbu, tai aš kreipiu dėmesį, tada darau tam tikrus žingsnius ir tuo pačiu atsipalaiduoju pasitikėjime, kad tai įvyks. Nes žinau, kad taip iš giliai viduje žinau, kad taip ir
kitaip ir būti negali. Tai brangi. Pasidalink būtinai, kokie tau klausimai iškilo, prieštaravimai, užsirašyk jos ir visa, kas kyla, kad galėtum pašalinti kliūtis. Kaip pavasarį ateina tas ledinis vėjas, ne? Po šiltų jau dienų ateina sniegas, šaltis, ledukas, jie yra reikalingi gamtoje. Ir kamgi jie reikalingi? Jie yra reikalingi tam, kad patrauktų tuos pernykščius dalykus. Tai reiškia, padėtų suirti galutinai pernykščiam lapam, padėtų pašalinti tai, ko nebereikia, ne? Sunaikinti galbūt žūtų, išgyventų tai, kas turi būti. Lygiai taip pat tavo gyvenime, kuri nutinka abejonės, prieštaravimai, kažkokie tai jausmų nemalonių, net tas šaltukas, ledas ateinantis. Tai jisai, jeigu pasirodo, tai jis irgi nėra veltui. Tai reiškia, jisai pasirodo jie tam, kad patraukti į šalį tai, kas kliudo. Arba parodyti tau, ne mūsų atveju, žmonių atveju gali būti, kad parodyti, kas mums stovi kaip kliūtis iš tos senų patyrimų, pereiti tą sekantį žingsnį į malonumą, į atsipalaidavimą, į kitą santykį, į tyrą, gilų santykį su savimi, savo kūnu, su savo mylimuoju ryšį kurti. Iš to tikrumo, gilaus ryšio, iš gilios meilės ir pagarbos savo, kurti santykius su kitais žmonėmis, su pagarba ir su meile jų gyvenime. Ir kai eina kalba jau apie perėjimą iš vieno į kitą, tai va šitame laike yra nuostabu, kai tu gali save palaikyti. Nuostabu va šitos dalykus sudėliuoti vieno žinojimo, kad jeigu tu skiri tam dėmesio, darai veiksmą ir priimi tuos šaltas dienas, kurios pasirodo, šaltukus ir tas nemalonumus, kurie dar iškyla, kad parodytų, ką turi patraukti iš kelio ir tuo metu pasitikėti, kad tu kadangi eini, tai nueisi. Taip tu save gali paldėti per šitą pokytį. Tačiau jeigu esi ta, kuri pasiruošusi dabar priimti pagalbą iš šalies. Aš pati save atsimenu sudėtingose savo pokyčiuose, sudėtingose gyvenimo atkarpose, kai galvodavau, ateitų kažkas iš šalies ir pasakytų, nes aš daug dalykų suprantu, daug dalykų žinau, daug ką moku, bet ateitų pasakytų, kad tikrai yra šitas kelias, arba tiesiog pabūtų šalia manęs, tarsi iš šalies. Ir eitų šalia, kurią atkarpą kelio. Tai dabar aš tam tikrose savo gyvenimo srityse turiu tą paramą kaip mokytojų, kaip mentorių pagalbą, tam tikrais gyvenimo tarpsniais ir etapais, kai man pačiai reikia. Tačiau yra tokie vidiniai procesai, per kuriuos aš dabar galiu drąsiai pervesti pati save, praeiti su pasitikėjimu, nes tą padariau daug kartų praėjus. Ir dabar aš atsistoju tą vietą šalia moterų, jautrių, jausmingų, kurios nori mylėti ir būti mylimos, nori kurti tikrą, gyvą ir gilų santykį su savimi ir su savo mylimuoju ar artimaisiais. Ir atsistoju šalia jų, pabūti tam, toj atkarpoj, kai eina per transformaciją. Tam esu sukūrusi spindinčio moteriškumo programą, mentorystės programą, kur per tam tikrus specifinius žingsnius lydžiu moteris. Ir išbandžiau, keliavau su skirtingomis moterimis per visą tai ir kaip nuostabu matyti tos vykstančius pokyčius, transformacijas. Tai yra ne tik, kad kažkas pasikeisė, bet esminė transformacija, kai atrodė, kad tik tai svajoju apie tai, bet tos, kurios leidosi tą kelionę drauge, patikėjo, kad ir joms gali tai pavykti. Tai aš atsistoju šalia tokių moterų palydėti nuo tos akimirkos, kur dabar save randi, kur jau taip nebenori, kad būtų, ir nueiti iki
iki sekančio žingsnio, iki sekančio tavo etapo, taip kaip tu save dabar matai, kaip tu savo linki jaustis, nepatirti. Ir čia dėlioju konkrečius žingsnius, per kuriuos palydžiu su meilė, su savo patirtim, bagažo, išmintim, tiek asmeninės patirties, tiek 15 metų klienčių lydėjimo, tiek asmeninėse konsultacijose, tiek stovyklose, ratuose ir dabar paskutinius metus mentorystėse asmeninėse bei grupinėse. Tai šiuo metu esu atvėrusi duris grupiniai mentorystiai ir yra vieta taip pat asmeniniai mentorystiai, kai 100% yra pritaikytas vedimas VIP pagal tave. O grupiniai mentorystiai aš renku labai mažą grupę, labai intymę, kad tokiam mini moterų ratuke, tai yra prie to vedimo ir transformacijos, kurią tu pereini pati, dar įgyji kelių moterų palaikymą ratą seserų, kurios keliauja per panašius dabar procesus ir gali liudijat vienos kitų transformacijas. Tai tokios yra galimybės dabar būti palydėti per pokytį, kuri eini pati, kurios savo linki tos transformacijos ir eini. Ir čia tikrai yra ne kiekvienai, tai yra tikrai tik tai tom, kurios dabar yra pasiryžusios ir nori skirti dėmesio savo augimui, tai yra ir laiko, ir dėmesio, ir finansinių resursų keliauti į tą pokytį draugę su pagalba. Tai jeigu esi ta, kuriai rezonuoja, kuri nori būti palydėta į santykį, šilumą, į tavo moterišką spindėjimą, atsipalaidavimą, mėgavimąsi savo kūne, savo moteriškumu, seksualumu ir išsiskleisti savo santykiuose, tai susisieki su manimi, parašydama žinutę arba iš karto pildyki paraišką pačioje